Jau kelintą kartą, kai Dievas mane pašaukė kažką įrašyti jums, taip jau atsitinka kaip tyčia, kad būna jau savo kažkokiuose namų drabužiuose, nepasidažius. Ir sakau kaip tyčia, nes manau, kad tyčia. Nes kur Dievo dvasia ten laisvė. Aš manau, kad jis tiesiog naudojasi šitą progą. Mane išlaisvinti iš to noro galvot, kas ką galvoja. Ir šiandien kaip tik mąsčiau, kad noriu numirti savo, savajam, aš savajam ego. Kad iš tikrųjų galėčiau matyti kitus žmonės. Neleist ego diktuot, kaip aš turėčiau juos matyti, bet iš tikrųjų matyčiau. Matyčiau iš Dievo perspektyvos. Ir suprantu, kad ta nematymo problema yra labai visuotinė, labai tokia universali. Ir dėl jos daug žmonių ir pasijaučia nematomais. Ir prieš gana daug metų, nežinau, gal 7 kokių, prieš kokius 7 metus, įvyko toks trumpas atsitikimas, bet jis man labai labai įstrigo, nes jis tarsi tapo man tokia metafora šitos visuotinės nematymo problemos. Tai, kai dar gyvendavau Londone, eidavau pro tokią metalinę statulą, tokį kaip ir stačiakampį, kuris iš dalies panašus į lovą. Žmogaus lovą. Į metalinę žmogaus lovą. Ir vieną kartą, kai pro ten ėjau, ant tos statulos, kuri panašiai į žmogaus lovą, gulėjo benamis. Ir aišku, kaip ir bet kokiam dideliam mieste, ten buvo labai daug žmonių, visi ėjo pro šalį, pro tą statulą. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Bet visi ėjo pro šalį ir atrodo, kad nieko tai nestebino, kad tas benamis ten gulėjo. Bet mane nustebino, nežinau kodėl, gal aš tiesiog galvojau, kad ten turėtų labai šalta ant jos gulėti, ant metalo gabalo. Ir aš tiesiog sustojau ir žiūrėjau į tą benamį. Ir jisai nemiegojo, jisai tiesiog ten gulėjo ir jisai pamatė, kad aš žiūriu ir pradėjo žiūrėti į mane. Ir nežinau kiek laiko, gal kokį pusę minutės mes taip žiūrėjom vienas kitai. Aišku, aš stovėjau truputį toliau, saugiu atstumu. Ir po tos pusės minutės, ar kiek ten to laiko praėjo, jisai mane atsisuko dar labiau ir su tokia didžiulė nuostaba, nepamiršiu tos nuostabos jo veide, pasakė man, nežinau, ar jis čia konstatavo faktą, ar labiau klausimo formai, bet jis pasakė, you see me? Tu mane matai? Ir aš pasakiau, jo, matau. Ir jis toliau tiesiog žiūrėjo mane taip didžiai nustebęs. Ir aš tada supratau, kad dėl visų tų žmonių, kurie tiesiog ėjo pro šalį, nesustodami, nežiūrėdami į jį, jisai patikėjo tuo, kad jis yra nematomas. Ir šita istorija man labai įstrigo, nes tikriausiai dėl to, kad jinai tapo man tokia metafora to, kaip mes visi dažnai, gal kartais kai kurie dažnai jaučiamės nematomi. Gal ne fiziškai, bet dvasiškai. Kad niekas iš tikrųjų, tokie kokie mes esame iš tikrųjų, niekas mūsų tokių nemato. Ir nebejoju, kad kiekvienam iš mūsų teko sudalyvauti tokiam pokalbį, kur tu matai, kad žmogus į tave žiūri, bet jo žodžiai, jo kūno kalba byloja, kad jis iš tikrųjų tavęs nemato. Jisai mato tik tai tą, kuo įsivaizduoja, kad tu turėtum būti.
ir tas leidžia pasijaus dar labiau nematomu. Jo. Ir Biblijoje yra tokia labai graži ir įdomi istorija apie vieną moterį vardu Hagarą. Jis atsidūrė tokiai labai beviltiškai situacijai. Ir jeigu norėsit paskaityti, tai čia istorija iš pradžios knygos, iš Biblijos pradžios knygos 16 skyriaus. Jis atsidūrė tokiai beviltiškai situacijai dykumoje, palikta, galima sakyti, numirti, su vaiku, su savo vaiku, mažu. Ir trupučių maisto ir vandens. Ir kai tas maistas ir vanduo baigėsi, jinai šaukėsi Dievo. Tiesą pasakius, tiksliai neatsimenu, ar jinai šaukėsi Dievo, ar jinai tiesiog verkė. Bet Dievas išgirdo jos verksmą vienaip ar kitaip. Ir jis ją išgelbėjo. Jis jai parūpino vandens. Ir jisai davė pažadą, kurį vėliau ir vykdė, kad jinai toj dykumoje nepražus. Ir jos vaikas taip pat nepražus. Ir iš jo iš tikrųjų kils didelė tauta. Ir kas man buvo labai įdomu, tai kad jinai Dievui davė vardą ir jinai galėjo bet kokį vardą jam duoti. Dievas, kuris mane išgelbėjo, Dievas, kuris praveria sroves dykumoje, Dievas, kuris yra stebuklų Dievas, bet kokį vardą. Bet jinai davė jam vardą Dievas, kuris mane mato. Ir aš pagalvojau, kad mano gyvenime irgi yra keli žmonės, kurie man tikrai buvo atspindžiai, toj, sakykime, dvasiniai dykumoje. Tie žmonės buvo atspindžiai to Dievo, kuris mane mato. Ir Dievas jiem, nežinau, ar tik tai tam kartui, ar apskritai davė dovaną elgtis ir žiūrėti žmonės taip, kad jie jaustųsi tikrai matomi. Ir aš galvoju, kad aš irgi noriu tokios dovanos, kad Dievas per mane galėtų žiūrėti žmonės taip, kad jie tikrai jaustųsi matomi. Nes aš suprantu, kad mes visi, absoliučiai visi, Dievas į mus įdėjo tą troškimą būti besąlygiškai mylimais ir priimtais. O tam, kad būtume priimti, mes turime žinoti, kad tas, kuris mus priima, mus iš tikrųjų mato. Nes jeigu jisai mato tik tai tą, ką pats nori matyti, kažkokį savo įsivaizdavimą, tada jis priima ne mus, o savo vaizduotę. Ir aš norėčiau turėti tą dovaną. Leisti žmonėm pasijusti tikrai matomiems. Kad jie nustotų tikėti tuo melu, kuriuo šėtonas taip ilgai jos apgaudinėjo, kad jie yra nematomi. Kaip tą žmogų, tą benamį, kuris gulėjo ant tos statulos ir patikėjo, kad jis yra netgi fiziškai nematomas. Nes visi pro jį praėjo. Ir šiandien iš tikrųjų norėjau įrašyti šitą video kaip priminimą, kad Dievas tave mato. Ir padrąsint, pas jį ateit ir atsivert. Nes meilė niekada nenaudoja prievartos ir jisai kviečia, bet jisai nepriverčia ateit pas jį. Ir aš suprantu, kad tas jausmas būti pilnai matomu iš tikrųjų jis yra tas jausmas, kurio mes visi trokštam, bet jis yra tas jausmas, kuris ir gąsdina. Nes visada yra tas jausmas, kad tas supratimas, kad su mūsų širdimi yra kažkas vis tiek ne iki galo taip, kaip turėtų būti.
Ir galbūt dėl to mus tas, kuris matys, atmes. Bet Dievas netoks. Jisai jau mato ir jisai tik laukia, kol ateisim ir kol jam atsiversim, kad žinotume, kad jis neatstumia. Bet yra Dievas, kuris mato ir priema.